Sveiki, greitai parodysiu, kaip yra tvarkomas mobilusis plačiosios internetas. Taigi, susitvarkius visas tvarkyklės ir įdėjus raktelį USB modemą į savo kompiuterį, kitas žingsnis mums reikia išrikiuoti į tinklo tvarkyklę, spausti kairį klavišą ir štai čionais pamatysime naujasis plačiosios GSM ryšys. Spaudžiam čionais, atsiras vedlys, kuris praves mums ir padės sukonfigūruoti mūsų mobilųjį plačiuojį ryšį. Spaudžiu pirmin, čia pasirinksime šalį, kurioje esam, kurio interneto tiekėjo paslaugomis naudosimės. Pirmin, Lietuvos atveju tai yra Bitė, Omnitel ir Tele2 pasirinkimai, aš pasirinksiu Omnitel ir paspausiu pirmin. Plano pavadinimas, tai praktiškai arba yra sutartis arba be sutarties, kiek suprantu, yra tik tais vienintelis variantas ir spaudžiu pirmin. Ir, kaip sakant, apibendrinimas visas jums pateikiamas jūsų nustatymu, ar sutinkantis tu ar ne. Spaudžiu pirmin, pritaikyti ir viskas. Kitas svarbus dalykas, kurį rekomenduoju pasidaryti, tai vėlgi dėl mobilaus plačiojo ryšio, tai ant tinklo tvarkytuvės spaudžiam dešinį klavišą pelės, einam į taisyti ryšius, pasirenkam kortelę mobilusis plačiojasis ryšys ir čia matom mūsų tą mobilų ryšį. Pažymėkim ir paspauskim taisyti. Ką rekomenduoju čionais padaryti, tai galima supaprastinti, kaip sakant, pavadinimą ryšio. Ok, paliksim Omni mano atveju ir uždėsiu varnelę prisijungti automatiškai. Ką tai leis? Tai leis kiekvieną kartą į šitą kompiuterį įkišus USB modemą, su šitą USB modemą, jis tiesiog automatiškai kelių sekundžių bėgyje bus pajungtas mobilusis internetas. Nereikės jokių programų šokinėjančių, nieko, tiesiog įkišu raktelį, kelios sekundės ir pas mane yra internetas. Spaudžiu pritaikyti, užverti. Tai tiek.